Taigi nedėlis reportažėlis iš mūsų vietovės, kur mes gyvename. Ir va čia mes atvykom į šitą vietą ir ieškojom namų, kur gyvena mūsų šeimininkė Sigrid. Pasirodo, iš tiesų ją čia daug kas pažįsta, nes gatvės, bent jau jos gatvė neturi nei numerio, nieko. Todėl mums reikia pasakyti Sigrid ir iš karto mes buvom nukreipti. Ir štai čia prieš mus dar įdomus vienas faktas, kad čia yra Izraelio vėliava kaba ir šitą namą saugo policija, nes čia arabų šiaip kvartalas ir todėl čia yra nesaugu gyventi žydams. Net sako, kad net ir žydas, taksistas, jeigu pasakysi vežti čia, nevažiuos, nes jiems čia iškyla realios grėsmės. Bet mes esam draugiški žmonės ir yra pakankamai mieli, mielai kalbame, bendraujame, tai tiek žinių. Čia yra iš tiesų Alyvų kalnas, va štai už tų namų yra Getsemanės sodas, o šitų namų kažkur tai vienas iš jų yra ten, kur mes gyvename.